Labas rytas, mes sakome Lietuvai ir ugnies valdovai su mumis. Nežinau, Sauliau, prašau, atves visą savo komandą čia prie mūsų. Labas rytas. Labas rytas. Aš neatsimenu, tokio pasirodymo dar šiame kieme tikrai nebuvo. Tai mes augam. Valdovai auga, ugnies kiekis irgi auga. Tai nieko nustabaus, kad tokio nebuvo. Kitais metais dar bus kitoks, dar didesnis. Gerai, gal labai trumpai pristatykite savo komandą, nes iš ties šį kartą jį labai gausi. Šį kartą gausi tai yra profesionalų komanda, kuri važinėja po šventės ir jūs matot miesto šventėse, privačiose šventėse ir panašiai. Bet be visų profesionalų pas mus dar yra ir mokykla. Tai yra tie žmonės, kad atsimeni, Ignai, prieš kokius 4-5 metus irgi čia žongliravai. Tai vat gali visi ateiti ir pabandyti, nes yra šou baleto su ugnim mokykla. Bet, sakau, ne vien ugnis čia pas jūs dominuoja ir šokia daug. Ne, tai mūsų ir yra pagrindas šou baleto su ugnim. Mūsų kertinis tas pagrindas yra baletas, o ant viso jo paskui statoma ugnis, pirotechnika, speciefektai ir visi šitie panašūs dalykai, kad būtų tikrai gražus ir įspūdingas šou. O žmonės pas jūs ateina dėl to, kad pamilsta ugnį, karštį, ar dėl to, kad nori pajudėti? Ko gero ir tos. Nes yra viena grupė žmonių, kurie nori tiesiog linksmai praleisti laiką, kitiem užsikabina ir tampa gyvenimo būdą. Ir be viso to dar ir vaikus mokinam, nes yra ir vaikų šokio baleto studija. Tai vat mes pradėjome mokinti nuo mažens, nuo 5-6 metų ir užsiauginam vat tą kartą, ką jūs matot. O tėveliai drąsiai atveda vaikus, nes žinote, žaisti su degtukais namuose yra labai pavojinga, o turbūt nuo žaidimų tokių ir pradedat. Ignai, jūs pats su vaiku turit, kiek žinau. Taip. Tai vat, ar kada nors pasakot vaikui ne? Niekada. Tai vat. Tai pas mus atvedę tėveliai irgi niekada nesako ne. Taigi puikus metas, aš kiek suprantu, ugnies valdovams naktis ir tas tamsusis sezonas, kuris tik ką prasidėjo, yra kaip tik jūsų stichija. Nebūtinai. Turim matot ugnies pjaudyklės, tai tarkim su tokiom patrankom galima ir dienos metu padaryti tokį šou, kad visų šlapios kelnės bus ir visi klyks. Taip, o kaip galbūt specialiai ruošiatės Helovinui? Helovinas kažkaip Lietuvoje nėra tokia komercinė šventė. Pas mus lietuviai daugiau šitas užgavėnę švenčia, tai kaip taisyklė tą savaitgalį mes būnam laisvi. Per metus turim gal kelis laisvus savaitgalius, tai va Helovinas vienas iš tų, kai niekur nevažiuojam, o skaptuojam moliūgus. Beveik 6 minutės matėme tikrai įspūdingą pasirodymą. Kiek laiko reikia, kad pasiruoštum tokiam pasirodymui? Pakankamai daug, jeigu nuo nulio, tai va Agnė mus drožė 2-3 savaitės treniruočių salėje ir paskui dar programavimai visą ne vieną naktį užtrunka. Kaip tas drožimas, kaptavimas moliūgo? Lankstus vyrai, merginos? Kaip matot, labai. Iš tikrųjų, mūsų merginos tai tikros šaunuolės, baletas yra pagrindas. Vaikinam tenka šiek tiek irgi baleto, tai jie ne visą laiką su džiaugsmu tą priema, bet paskui įpranta ir rezultatas, kaip matot, man atrodo, už viską pasako. Aš esu ir jūsų klausęs, kaip reikia prisijaukinti ugnį? Čia ko gero ateini žemę mylėdamas ugnį. tą talentą, ugnį atsineši, o mūsų darbas ugnies valdovo trenerių tai yra atskleist tą talentą. Tai nemanau, kad mes kažką tokio ypatingo padarom. Vėlgi, moteris, vyrai su ugnim, kurie nors drąsesni, ar moteris irgi nenusileidžia? Ne, moteris tikrai nenusileidžia. Negalima sakyti, ar vyrai, ar moteris. Labiau nuo charakterio priklauso. Aš manau, kad iš principo šokėjams yra automatiškai lengviau. Jie yra pripratę prie scenos, jie dažniausiai savo baimės nuslopina arba labai gerai užmaskuoja ir to nesimato, bet tikrai nuo charakterio priklauso. Taip, na ir kur gali mūsų žiūrovai gali jūs pamatyti artimiausiu metu per šventes, jeigu nebus privataus gimtadienio? Tai privačių tai kiekvieną savaitgalį važiuojam, bet šiaip tai šitos artėja kalėdinės šventės ir tenais eglių įžiebimai, didieji miestai dar kol kas, kaip sako, derybų metas dabar, pasiūlymus siuntinėjom kiekvieną rytą, bet kol kas visi dar skaičiuoja savo biudžetus, tai laukiam. Ačiū, čia Mėnesienoje jums koncertavo visą reginį, padovanojo ugnies valdovai, Saulė patekėjo, metas žiniom su Arnu. Ačiū. Ačiū. Ačiū dar kartelį, ačiū.